Sveiki, mano vardas Živilė. Esu lietuvė, tačiau jau nuo 16 metų savarankiškai studijuoju užsienyje savo pačiomis gautomis stipendijomis. Šiuo metu ruošiuosi pradėti daktaro asistento studijas Jungtinėse Amerikos valstijose. Universitetas, į kurį aš įstojau, yra itin aukštos kokybės. Kasmet čia aplikuoja daugiau nei 10 000 aplikantų, tačiau priimami tik 35. Aš esu viena iš jų. Tai privilegija, bet tuo pačiu metu ir iššūkis. Mano mokslai kainuos daugiau nei $100,000 visiems mokslo metams. Ir štai dėl to aš kreipiuosi į savo gimtinės žmonės, prašydama jūsų finansinės paramos mano akademiniams tikslams. Pabaigus daktaro asistento studijas JAV, planuoju ten keletą metų padirbti, o paskui noriu sugrįžti į Lietuvą ir įsteigti tarptautinę organizaciją Lietuvoje, kurios tikslas yra sukviesti užsienio lietuvius medikus, kad vyktumėm į provincijas ir ten suteiktumėm būtiną medicininę priežiūrą žmonėms. Kviečiu jūs prisidėti prie mano akademinių tikslų ir paremti mane savo finansiniais pajėgumais. Ačiū už jūsų dėmesį ir dosnumą ir laukite naujienų apie mano pasiekimus.